Sveiki, Alytus Plus studijoje laida Pulsas. Šį kartą tema aktuali bene kiekvienam alytiškiui. Dėl vietos automobiliui daugiabučio kieme, nuo barnių, grasinimų, muštynių iki policijos. Daug nesusikalbėjimo ir kokia automobilių aikštelių plėtros situacija šiandien ir kokios perspektyvos mes šį kartą ir kalbėsime. Mūsų studijoje administracijos direktorius Gintaras Rakaitis, gerbiamas meras Nerijus Cesiulis ir net 20 daugiabučių pirmininkė gerbiama Jurga Bruzgulevičienė. Vis tik pradėkime nuo tautos balso. Gerbiama Jurga, jūs pirmininkaujate net 20 daugiabučių namų. Kokiosgi pagrindinės problemos sekinančios gyventojus dėl to, kad jie neturi kur pasistatyti automobilį arba yra tam tikri nesutarimai? Dauguma gyventojų skundžiasi bėda, kad jie nusiperka butą ir neturi kur statyti automobilių. Tai iš senos kartos eina tai, kad perki butą ir turi turėti vietą pasistatyti automobilį. Tu jo nenusineši nei į balkoną, nei į namus, niekur. Tai yra daugiabučio namų aikštelė, yra bendro naudojimo, žemės paskirtas sklypas visam namui ir jie turi naudotis visi namo gyventojai, neįskirtiniai. Tai tokia ir problema, kad sumoka pinigus gyventojai ir tai jie priskiria, kad tai jų asmeninė vieta, o ne viso namo. Na, kad žiūrovai geriau suprastų situaciją, sakykim, yra 100 butų ir jie platina aikštelę. Tiesa? Taip. Ir, sakykime, užtenka žemės valstybinės išsinuomotos tik 80 vietų. Kur dėtis kitiems 20? Mano nuomonė tokia, kad turėtų visi namo gyventojai dėtis prie parkavimo aikštelės. Ne dalis namo, bet visi proporcingai buto daliai. Jei turi mažesnį butą, moki mažiau, jei turi didesnį, moki daugiau. Toks yra įstatymas ir tu jo negali pažeisti. Negali mokėti nei nuo buto, turi nuo kvadratūros mokėti. Jūsų tokia nuomonė. Taip, mes dar apie tai kalbėsime. Mere, jūs gyvenate bute. Niekada net ir neslėpėt Žuvinto gatvėje, gyvenat bute. Kaipgi jūs sprendžiat? Ar būna taip, kad meras grįžta po darbo ir lekia prie sporto rūmų kažkur pasistatyti automobilį? Be abejo, būna. Žiūrint, kada grįžti po darbo, jie grįžti 5:30, bet tai labai retai tai būna. Tai gal dar vietą randė, bet jie grįžti 8 ar 9 po darbo, ar kažkur kitame mieste būna kažkoks renginys. Tai vietos niekada nebūna, tai stataisi arba prie kelio, arba kažkur kitur. Be abejo, mūsų namas dar 2000-aisiais, gal 98 metais vieną kartą plėtėsi aikštelę, kadangi buvo sklypas didelis namo. Ir kitą kartą 2018, gal 2019 metai irgi buvo prasiplėsta aikštelė. Kadangi sklype užtenka vietos, kadangi sklypas yra didelis, nes Žuvinto gatvė yra 312 aukščiai, ten yra tikrai didelis sklypai prie pat gatvės. Ir visą laiką buvo tas galimybė, kad statyti prie gatvės. Tai jeigu net važiuoji, tai tada, jeigu atvažiuoji ir jau nėra vietos, net ir 2 padidintose, tai stataisi prie gatvės. Aišku, mes matom, kad mūsų, tarkim, asmeniškai mano atveju, matau, kad aikštelės pasistato mašiną ir nueina visiškai kitus namus. Nu, tiesiog, jam nereikia prie gatvės statytis, pasistato mūsų. Bet mes tiesiog kažkaip tai randam tą sutarimą su kaimynais ir mes nieks neturim atskiros parkavimo vietos ir panašiai. Bet žinot, čia problema yra galbūt ne šitoje vietoje, yra problema truputį kitoje vietoje. Aš užaugau Kaštonų gatvėje 13 name. Tai ten yra vidinis kiemas ir vidiniam kieme 4 namai. Mano namas buvo 100 butų namas ir 100 butų namas turėjo 8 parkavimo vietas. Tais laikais mes toje aikštelėje žaisdavom kvadratą. Ir tikrai mums užtekdavo ar futbolą, ar kvadratą, nes mašinos būdavo išvaromos į garažus. Kažkodėl net mano tėvelis visą laiką važiuodavo iš Vidzgirio į Pieninės, tuos vadinamus garažus, prie Pieninės ir grįždavo po to autobusų namo. Kodėl taip darė? Buvo tuo metu populiari turėti garažą, tvarkyti, maluoti mašinas, buvo toks laikas. Manote, yra blogiausia tai, kad yra Alytus pastatytas ir taip projektuotas, kad 3 butams viena mašina. Ir šitoje vietoje, nors šių dienų realybė mes matome, kad kiekvienas butas turi porą mašinų, mes irgi su žmona turim po automobilį. Ir šitoje vietoje nebetelpam. Ir, pavyzdžiui, jei mano buvusiam name, kur 100 butų namas yra 10 vietų, tai reiškia 10 būtų viena vieta. Be abejo, nebetelpame. Nebetelpame ir šitoje vietoje niekam nėra priskirtų vietų ir panašiai. Miesto savivaldybė prieš 8-9 metus, gal 10 metų pradėjusi rengti į detaliuosius planus mikrorajonų, pasakėme, suzonuojame žemę ir atiduodame kiekvienam namui jam priskirtą žemės plotą. Kad nebūtų su kaimynais aiškinimuose, jie visi žinos, kiek kokios turi žemės, ką daro ir tada jie apsprendžia. Kiek šienauja, kiek prižiūri, sodina darželius, laisvalaikio erdves, ūlikus ir tai yra jų reikalas.
Aišku, po to padaryti, nes Alytuje yra virš 600 daugiabučių, po to sprendimo priimto žmonės nesidomėjo. Nei koks man sklypas priskirtas, nei kiek aš čia turiu galimybės ir panašiai. Ir kai pradėjo įrenginėti aikštelę, suprato, kad čia mano įvažiavimas, čia aš kažkada dariau, čia aš pyliau žvyrą, čia ir prasidėjo konfliktai. Mes beveik 80 vietų perprojektavom, kad kaimynams nekiltų konflikto. Dėjom didelius pinigus ir viso mikrorajonų bendruosius planus keitėm. Tai yra iš tikrųjų labai didelis darbas. Kai kur radom labai lengvus sprendimus, atsidalino kaimynai draugiškai, bet kai kur, žinokit, iki dabar kaimynai nekalba su kaimynais. Bet nors vaikus užaugina tam pačiam name ir ar šalimais. Tai iš tikrųjų dabar yra kiekvienam daugiabučiui namui priskirtas sklypas, vienur jis yra didesnis, kitur be abejo yra mažesnis, nes, pavyzdžiui, Vidzgiris iš vis planuotas labai siaurai. Dainavos mikrorajonas, kai buvo pradėjęs planuoti vienas iš pirmųjų, buvo didesni žymiai sklypai. Bet ten, kur bendrabučiai, ten iš vis neskaičiuota beveik mašinoms vietų, ten bendrabutis yra mažyko kambarėliai, jų labai yra daug ir ten gal 6 buteliams bendrabučiai viena vieta. Tai dabar tos vietos nepadaugės, nenustumsime namų, boilerinės, kai kurios net yra jau parduotos ir ten kažkas pasistatė butus, yra įvairių mieste situacijų ir panašiai, kažkas verslauja, kažkas parduotuvėje įsteigęs, kažkas dar kažką, verslas daro, nežinau, aparatūrą pardavinėja ir panašiai, nesvarbu. Tai šito vietoj jau ir nebėra žemės. Ir ką daryti? Tai pagalvokit, jeigu prie mano, kur aš gyvenau, kažkokio 13 name, kur 100 būtų, jeigu kiekvienam būtų po 2 vietas, reikėtų 200 vietų. Šalimais 4 namai yra, ten yra dar 120 būtų. Tai reikėtų 240 jiems ir šitam namui 440 vietų. Nėra galimybės. Nėra galimybės. Tai ką mes darome kaip miestas, tai šitoje vietoje mes tikrai pakankamai nemažai vieną kadenciją darėme, nes mes pamatėme, kad yra apatiška situacija, neįsprendžiama. Pirmasis mūsų projektas buvo Topolių gatvė, šoninis parkavimas. Siaurinom gatvę, gatvė buvo tikrai pavojinga, eismo įvykių buvo pakankamai daug. Ir savivaldybė, mačius, kad vidiniuose kiemuose neįmanoma rasti sprendimo, nepadarysi tiek vietų. Padarė sąlyginai 50, gal 4 vietas, jei gerai prisimenu, Topolių gatvėje, įrengė gyventojams. Bet aš tikrai nueinu pas tos žmonės, mes kviečiasi gyventojai dėl aikštelės, kodėl jie pasidarė, kodėl mes nepasidarėme ir panašiai. Daug ko yra įvairių dalykų, stengiuosi kalbėti su žmonėm. Jiems per toli nueiti 100 metrų. Taip. Jie nori prie langų statytis. Ir čia, žinokit, jau šito vietoje, jau mes nerandam sprendimų. Antra vieta, kur mes irgi nematėm sprendimų vidiniuose kiemuose, yra Šaltinių gatvėje, prie Putinų gimnazijos, prie Obelėlės darželio. Šaltinių gatvėje mes padarėm taip pat šoninį parkavimą. Ten dar padarėm gražesnį, dar įsodinom medžius, apželdinom, ten po 80 vietų padarėm ir plius žalės intarpas. Šito vietoje dabar ta aikštelė pilna. Mokykla užpildyta, visi kiti patenkinti. Be abejo, buvo sprendimas net ir statybinių jaunimo gatvėje. Padarėm impulsų eismą. Vien tik dėl to, kad jaunimo gatvėje statydavo žmonės prie kelio. Galėjom padaryti dvipusį eismą, pasakyti žmonėms, nusikelkite automobilius, jie, kaip sako pirmininkė, nedings į balkoną. Ir padarėm impulsų eismą tam, kad jis galėtų tada į vieną pusę važiuoti, tam nereikia apsiskinėti iš atgal, tau sauresnio kelio užtenka. Tada pradėjom spręsti net teritorijas prie darželių vidiniuose kiemuose bučiuoja važiuosiu tolės. Pavyzdžiui, Daugaidelė ir Nernelis yra Vidzgiryje tokie darželiai, Alytiškiai žinom, prie 8 vidurinės, mes sakytum, prie Vidzgirio mokyklos, ten yra darželiai, kurie man pačiam kažkada teko eiti vieną iš jų. Padarėme parkavimą, kad tėveliai važiuotų, paleistų vaikus, apsisuktų ir išvažiuotų. Bet sakom, savaitgaliais jūs galite statyti. Iki 7 valandos, kol važiuoja tėveliai, jūs galite statyti automobilius. Tai tokius sprendimus, kur kitokių sprendimų nėra, žemės neatsiras. Arba turim požeminės daryti, tas yra labai brangu. Arba šoninį parkavimą, arba gal direktorius papasakos, ką mes dar numatė šiais metais su mokomom aikštelėm. Tai šito vietoje. Bet kas toliau planuojame mieste? Kalbame apie Miklausėnų gatvę, perprojektuojam, iš naujosios gatvės bus įsukimas į Miklausėnų gatvę ir šoninį parkavimą, nes ten vidiniuose kiemuose taip pat nėra vietos. Ir čia mes kurį laiką kalbame apie Kaštonų gatvę, nes visa Kaštonų gatvė, einant link mokyklos, nes yra daug mokyklų. Ir Vidzgirio mokykla, ir Jotvingių gimnazija, ir Benedikto mokykla, ir darželis Drevinukas, ir čia viršui Sakalėlis ir panašiai, ten judesys yra labai didelis. Vėlgi reikės spręsti. Kiekviena gatvė nori kuo įmanoma daugiau, kad mes tų vietų įrengtume, bet ir net ir gatvėje bus ribotas labai skaičius kiekis. Tai šiandieną mes susidarėme net tikrai stengiamės nebausti gyventojų, pavyzdžiui, statybininkų gatvė. Mes negalim nustumti sniego, negalim nuvalyti, nes gyventojai pasistatė. Vėl problema. Ir paskui patraukit, o gyventojai klausia, kur merė, kur dėti. Tai va šitoje vietoje mes tokioje liktai
blogai suprojektuotas iš principo miestas, ir niekas netikėjo, kad taip gerai Lietuva gyvens, kad kiekvienas būtas turės po 2 mašinas, ne po 1, ir nereikės laukti paskirų 20 metų dirbti gamykloje, kai lenktis kažkam tai, kad tu gauti nusipirkti mašiną. Tai laikai keičiasi, bet miestas išliko toks pats. O plus žalieji plotai, kuriuos mes turime saugoti, negali vien viską užasfaltuoti, nes turėsim Klaipėdos pavyzdį, bet apie jį pakalbėsim. Taip, gerbiamas direktoriau, Alytuje yra per 600 daugiabučių. Kaip mes atrodome, kiek tų dalinio finansavimo būdų asmenų jau yra įsirengę aikšteles, jau mažėja problemos, tiesa, ir kiek dar žmonių, na, trepsi galbūt neturi, nežinau, ar sukaupę lėšų, ar tiesiog pinigų, ar neapsisprendžia, ar senyvo amžiaus daug žmonių daugiabutyje. Tiesiog, kaip mes atrodome? Tai kiek iš viso aikštelių yra įrengta, sutvarkyta, tai tikrai nepasakysiu, bet per paskutinius 4 metus jų yra įrengta, suremontuota ir išplėsta apie 50 aikštelių. Tai nemažai. O kiek prisideda savivalda? 50% ar mažiau? Kokia yra situacija? Kiek skiria, sakykime, ta pati savivaldybė, spręsdama gyventojų problemas iš biudžeto pinigėlių? Iki praeitų metų pabaigos galiojo viena dalinio finansavimo tvarka, metų pabaigoje ją truputį pakoregavome dėl pasikeitusios situacijos, nes tikrai gaunam daug bendrijų prašymų prisidėti ir tikrai biudžete neužtenka tiek pinigų. Tai dabar pasikeitė tvarka, tai bus sudaromi eiliškumo grafikai, pavyzdžiui, kaip ir Žvyruotų gatvių studija yra tokia, tai bus vertinami 4 kriterijai ir jais vadovaujantis sudaromas eiliškumas ir iš eilės tos aikštelės bus remontuojamos. Bet, ta prasme, tai yra populiaru, žmonės nori jau spręsti ir patys tas problemas. Tai gyventojai, ta prasme, patys savo kailiu jaučia tą problemą ir tikrai nori spręsti ir tikrai labai naudojasi savivaldybės tą pagalbą dalinio finansavimo. Taip, pirmininkės paklausiu. Pirmininkė, 20 daugiabučių namų, tai ten pas jūs skruzdėlynas, tų žmonių ir skruzdėlynas problemų. Kiek yra problema, kad žmonės kartais, na, nežino informacijos, kaip kad ir mes praktiškai ir tą laidą darėme dėl to, kad, na, žmonės kartais suprastų, jeigu bendra aikštelė, kad tiesiog tai yra jūsų bendra nuosavybė, bendrai turite valyti sniegą kaimynai, bendrai lapus grėbti. Ir neturite individualios vietos, jeigu neužtenka visiems vietų. Kiek čia tame yra konflikto? Žinau, kad ir policiją tenka kviesti, ir jūs pati buvote ne kartą užstatyta, ir jūs policiją kvietėt. Kaip čia šitas visas dalykas? Yra taip, gyventojai visi, kurie moka pinigus, jie visi yra galvoja taip, kad tai yra jų asmeninė vieta. Ir niekieno kito. Tik tai jų ir tik tai jie gali statytis automobilį. Kitas gyventojas į tą vietą pasistatyti automobilio ne. Tai reikia pabrėžti tai, kad jie moka kėdami pinigus, jie nemoka už asmeninę vietą, o jie moka už aikštelės įrengimą. Tai projektai, geodeziniai, ten planai, leidimai, derinimai, elektros projektai, topografinės, jie už tai moka pinigus. Merė papildyti. Žinote, vienas dalykas, sutinku ir nesutinku. Vienas dalykas sutinku, kad vis dėlto vietos nebus daugiau, žemės sklypas yra toks, koks yra ir tikėtina, kad visų automobilių neįmanoma bus sustatyti, tikėtina, kad tai bus. Antra vertus, nesutinku, nes, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie pasiūlo įdėtis, darytis ar kažką tvarkytis, žmonės neduoda pinigų. Sako, ne, man nereikia, man yra 75 metai, aš čia nesimesiu, neturiu automobilio ir panašiai. Kur aš gyvenau, ne vienam iš daugiabutį gyvenau, Alytuje ir Kiškelių gatvėje, ir dabar Žuvinto gatvėje gyvenau, ir Kaštonų gatvėje gyvenau. Aš puikiai žinau tą problemą. Kiti nesimeta. Tada tie gyventojai, kodėl turi kentėti vieni gyventojai, vienas nesimetė, o kiti metėsi. Tada, kai blogiausia yra tai, kai žmogus išeina iš šio pasaulio, jo būtą paveldė anūkai, vaikai, ta būtas parduodamas, ateina jauna šeima, sako, o kur man statytis? Bet aš suprantu tada irgi, jeigu buvęs būto savininkas nesimetė, o tu nori turėti savo vietą, vėlgi yra tam tikras klausimas. Bet čia yra, žinot, namo bendrijos sutarimo reikalas. Idealiausia būtų, kas sako pirmininkai, aš irgi pritarčiau, kad yra įrengiamos 30 vietų ir kas atvažiavo, tas status pirmas, nes jų vis tiek būtų daugiau. Bet jeigu namas priims tvarką, bet žmogus sako, jei aš jau mečiau pinigus, tai čia turi būti mano vieta. Nesvarbu, aš būsiu savaitgalį kaime, ar sode nebūsiu, bet mano vieta turi būti visą laiką tuščia. Naktį grįžau 3 nakties po žvejybos, turi jinai būti tuščia. Čia žmonių gaus toks nori. Ir čia kaip susitarė bendruomenė. Žinot, ir kaip susitarė bendruomenė, aš pats gyvenu daugiabutyje. Kelinta žiema organizuoju talką nusikasti aikštelę. Niekas nenusikasa. Nėra. Ir suprantat, jis išeina į talką, buvo 2 kartus, išėjo 5 arba 6 žmonės.
iš 60 būtų. Daug ar nedaug? Nu, Mažoka? bet visi nori švarios, nu kas tos, visi įvažiuoja į švarią vietą ir panašiai. O kaip jūs įsprendėte? Tai šitoje vietoje mes ir sakome savivaldybė, mes padedame ne kažkam butui, bet mes padedam bendrijai namo ir jūs ateikite, o kaip įsispręsite, kaip įsidalinsite, kas ryte važiuos vakare, nežinot, kiekvieną vieną automobilį turi, o jei turi du. O jei turi, tavo vaikai yra 18-19 metų, turi tas jau būdžiukus tuos, ne, kur važinėja pamiestas, tas motocikliukas mašina ir 3 automobiliai. O kur dėti? Tai mes gerai, general direktorius papasakos, jau bandome išginti krovininius automobilius iš kiemų, nes mes priėmėm tvarką, atvažiuoja gipso kartono dėjimas, sienų špakliavimas ir glaistymas ir dažymas ir suvažiuoja su tarnybiniais pervežimo paslaugos ir jie sustato prie laiptinės. Ypatingai žmonės net nepravažiuoja. Antras dalykas, užstato vietas, tu pasistatai savo mašiną, žmonos, vaiko ir dar 2 darbinės. O kieme yra 10 vietų. Ir tada atsiranda konfliktai ir tie konfliktai yra rimti. Ir visą laiką ateina žmonės dažniausiai pas mane. Tai aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, 90% sprendžiam klausimų, tai būtent va tokių aikštelių. Bet gal direktorius papasakos apie, kad mes vis dėlto iš gatvių ir iš kiemų norim tas automobilius, tuos krovininius išgyvendinti. Jie tokius statosi firmose, aikštelėse, bet labai patogu įvažiuoja į kiemą, pasistatai, o žmonės neturi kur pastatyti. Bet čia irgi Kaip klausimas. sprendžia? Kaip jūsų Aš galva? gal pirmą grįšiu prie problemos, nes iš tikrųjų, jeigu, kaip pavyzdys, jeigu šeimoje yra 2 automobiliai, dar vyras grįžta su darbiniu ir buvo net tokiu atveju kaip Putinų gatvė ar statybininkų gatvė, net krovininiai, dideli, su puspriekabėm automobiliai stovėdavo, tai esmė, kad tarkim kaimynai grįždami neturi ne tik vietos, kad pasistatyti namo aikštelėje, bet ir gatvėje, tada stato pažeisdami kelių eismo taisyklės prie įvažiavimų, neišlaikydami 5 metrų atstumo, prie pėsčiųjų perėjų, taip sukeldami irgi tokias kaip ir avarinės situacijas, ar net autobusų stotelėse, kur irgi draudžiama statyti automobilius. Taip pasitvirtinom tvarką ir dabar bandom, toks kaip ir gaunasi konfliktas, nes sulaukiam skambučių ir iš Vilniaus įmonių, ką jūs čia darot, kodėl veja tuos krovininius automobilius. Nepažlugdot verslą? Taip. Vos ne. Taip. Bet jūs turit visus gyventojus atstovauti. Taip, tai vis tiek verslas dirba, užsidirba, tai turėtų paspręsti savo tų automobilių parkavimo klausimą. Gatvės nėra krovininių automobilių stovėjimo vieta ar panašiai, nes trukdo ir eismui ir kiti gyventojai neturi kur Tai pasistatyti reiškia, jeigu automobilių. pranešiu viešai tvarką arba policijai, tas krovininio automobilio vairuotojas gaus baudą. Taip, gaus baudą, bet šiaip ir policija vykdo reidus ir viešosios tvarkos skyrius vykdo, nes aš ir pats važiuoju, dabar atkreipiu dėmesį, tai būna, tarkim, per šventes automobilis paliktas 2 savaitėm, apsnigtas, apstumtas, sniegu stovi, taip neturėtų būti. Trūksta žmonių sąmoningumo. Žinote, kai gali pasakyti gatvėje, tavęs už tai niekas nebaudžia, tai vienas dalykas, mes, pavyzdžiui, pažiūrėjome Šaltinių gatvėje, kažkaip aš vis, kadangi vežu vaiką į mokyklą, vedu, kitą į darželį vedu, tikrai matau, kai kurie automobiliai apsnigti ir, pavyzdžiui, kai buvo šalta, matai, kiek laiko jis nepatrauktas. Taip, atpirkė po kelių automobilius tam po mėnesį, po 2 mėnesius stato. Tiesiog išvažiavo į užsienį, pastatei vietoje, tau nėra laiko ar panašiai. Ir tiesiog nėra mokesčių ir tu priparkavai. Ir faina, ir gražu, ir taip toliau, taip toliau. Tai čia tie iššūkiai laukia mūsų, čia tik sąmoningumas, ką ir pirmininkas sako, kaip žmonėm, kad susitarti, aš žinau, kad mes neturim pavyzdžių, nes kai kada, visi skirtingi žmonės. Jei aš daviau pinigėlį, tai mano vieta. Ir suprantat, mes vienas dalykas, mes sprendžiam čia ne tai, kad žmogus po to pardavęs butą parduoda su vieta ir dar uždirba šitos vietos, nes, žinot, prisidėjau prie vietos, ten nežinau, 1000 eurų ar 600 eurų, savivaldybė didžiąją dalį pridėjo pinigų, o po to parduodu tą vietą savivaldybės pinigais savo ir dar uždirbu iš to. Tai šitoje vietoje, simantu, Alytuje ta vieta gal 1000, Vilniuje pardavinėjom vietą 15 000 kainuoja automobilių vieta ir tikrai yra iššūkis. Tai čia kol kas yra iššūkis, bet kažkiek savivaldybė bandys spręsti, kiek galima šoninių parkavimų ar kitais vietais, bet dar apie nuomą po to pakalbėsime. Taip, pirmininkė, būnagi kartais net ir jūs pati savo kailių patyrus, ir policijos kvietimas, ir buvę aš pati esu nekartą girdėjus, kai būna su bado padangas peiliu, jūs įsivaizduojate, iki kokio lygio. Kiek kameros padeda, kaip jūs ten gyvenat? Papasakokit truputį ir pikantiškų kokių dalykų. Aš vienoje bendrėje, aišku, dabar tam name aš jau nebegyvenu, bet tam name labai mes puikiai įsisprendėm problemą, nes tai darėm didelę parkavimo aikštelę, pas mus beveik telpa 54 automobiliai, aišku, dar mums 6 vietų trūksta, kurią mes planuojame irgi darytis, dasidėti, nes mes žemės sklypo turim. Šiai minutėje pas mus yra daromi projektai ir darysim tikrai. Kad turėtų būtas kiekvienas parkavimo vieta, turėtų savo, bet ir tai nebus asmeninė vieta, bet bus bendro namo aikštelė ir statytis visi namo gyventojai. Ar turi automobilį ir neturi. Ką mes padarėm? Mes padarėm visiems namo gyventojams, pridėjo prie lapelių.
Nerinkom jokių pinigų, prie daugiabučio bendro naudojimo lapelių pridėjom parkavimo aikštelę, kas neturi pinigėlių, mes leidom įsimokėti dalim. Po 5 eurus, po 10 eurų, po 15, per metus įsimokės, per 2 metus, nesvarbu per kiek, bet jis įsimokės ir už tą, ką jis neturi, sumokėjo visas namas, o paskui jis palaikui bėgant įnešt. Oho, tai čia jau jūs, wow. Taip, mes tai padarėm. Super sutarimas bendruomenės. Ir visi dabar laimingai statom, visi turim leidimus. Ir paskirtas, kad nusprendėm tokią tvarką, kad butas stato vieną automobilį. Jeigu tas kaimynas, kuris neturi automobilio, tiesiog jam leidžia statyti į... Ir dar susitarimą. Taip, susitarimą. Leidžia statyti ir tada statosi ir problema baigėsi. Bet kadangi dabar keičiasi tvarka šitoje vietoje, tai vis dėlto tvarkoje atsiranda tam tikri kriterijai. Ir žinote, kai sako, mes turim iš 60 vietų 54, jau neblogai, čia jau yra... pusiau pasaka. Čia jau tokių vietų beveik nėra, tokių namų, bet, sakau, kurie turi sklypus, net dėkingoje vietoje, skirtingai yra. Bet dabar ir yra ta vieta, kad pirmiausia savivaldybė padės tam, kam yra blogiausiai. Tai reiškia, jei 100 vietų namas turi 10 vietų, tai reiškia 10 būtų viena vieta ir kitas namas turi 30 būtų namas, turi 20 vietų, tai pirmesnis kriterijus didesnį balą gaus namas tam, kuriam yra blogiau. Tai jūs spėjot dar. Tai šito vietoje, nes kai kurie, žinot, ir čia tai dar yra pavyzdžiai, tai nieko, yra kitose namuose, yra Volonų gatvė ir panašiai. Kai turi jau po 1,5 automobilio vietą, tai reiškia, vienas butas turi jau, tarkim, 30 būtų namas, turi 45 vietas, bet nori dar po 2 vietas pasidaryti. Tai šitoje vietoje savivalda yra galimybė nepadaryti visiems prie parkavimo vietų nuosavų, bet savivaldybei padėti įsirengti. Nes visą laiką žmogus buvo įpratęs, kad kažkas padarys už ačiū, kažkas įrengs ir panašiai, bet mes puikiai suprantam, kad to nėra. Ir kai mes kažkada, tai prieš kokią 14 metų, 13 metų įsteigėm šitą tvarką, žmonės sakė, nesidėsi, mums čia nereikia. Bet kai pradėjo neturės kur automobilių dėtis, tada pradėjo galvoti, ką reikia daryti. Ir dabar tai tampa norma, kad kiek mes galime prisidėti. Ir dabar jūs net pakoregavo tvarką, kad padėtumėt labiausiai. Ir blogiausia yra, be abejo, arba kas daugiausiai prisideda ir kam blogiausia didžiausia problema ir panašiai. Bet kas yra šito vietoje blogiausia buvo, anksčiau būdavo, kas pirmas atnešė sausio 1 dieną prašymą, tas tais metais ir gauna finansavimą. Ne tam, kam labiausiai reikia, ne tas, kas daugiau prisidėjęs, ne tai, kur didžiausiai spręsime problemą, pravažiavimą ir panašiai, bet kad pirmas atnešė. Tai šito vietoje kažkam buvo tokia tvarka gera, bet mes sakėme, eikim atvirai ir sąžiningai. Kas tada visi pirmininkai sueis ir pamatys, kad aha, tas butas tikrai neturi vietų, aha, tas tikrai jau iš vis 6 vietų, o kur jam statyti? Aišku, dar yra įvairūs leidimai, atstumai nuo langų ir ten, bet čia tokie techniniai dalykai. Tai mūsų tas tikslas yra, kad sąžiningai, kaip ir gatvės, jei tavo gatvė pravažiuojama, jei tavo gatvė veda į mokyklą, jei dar kažkas yra poliklinika ir panašiai, pirmiausia darome, kur daugiausia žmonių. Ne ten, kur gyvena tarybos nariai, o ten, kur daugiausia žmonių. Ir jau tas daroma jau pakankamai senai. Direktorius juokėsi, šypsosi. Tai būtent ir dabar su aikštelėmis. Ne ten, kur gyvena kažkas paprašė, bet ten, kur iš tikrųjų didžiausia problema ir padėti. Ir dabar, ką girdėti ir iš pirmininkės, kai kas jau pasinaudoja tą tvarką vieną kartą, antrą kartą ir vieną trečią kartą naudotis. Mes sakome, palaukit, tą tvarką galime pasinaudoti kartą. Norime. Nes 608 daugiabučiai. Mes dabar per 4 metus 47, 48 gal direktorių paskatinom. Tai, net dalį. O jeigu dar jie grįž kartą, tai tie kažkada niekada nepadarys. Tai čia norisi, kad paskatinti, įdėti ir paskatinti bendruomenę galvoti, kur, kaip įsirenginėjim ir panašiai. Bet čia po to atsiranda ir kitos problemos, gal direktorius pasakys apie lietaus nuotekas. Nes žmonės nenori įsirenginėti jokių lietaus nuotekų. Jiem asfaltas ir viskas. O kur lietus nubėg? Ai, biški link kaimyno. O po to plaukia lietus gatvės. O kad kaimynas semia, jau Rusija kaimyno semia, nes yra prasikasė tarp bortų, praradė, pasidarė, nes ten buvo bala, nes neįsirengė lietaus nuotekų ir ten bėga pas kaimyną į Rusiją. Tada kaimynas dieną merė gelbėkit mus. Tai šito vietoje ir vėl atsiranda tam tikrų dalykų. Ir tos balos ir tai tvenkiniai, matėm, kas yra Klaipėdoje, kaip pusėme, kuo daugiau asfalto, tuo mažiau lietaus susigeria į gruntą. Ir tada atsiranda, bet čia jau dar kol kas mieste mes bandam spręsti, kaip šaudydavo šuliniai prie Jazminų turgaus, ten pasprendėm, įdėjom didesnės pralaidas, bet tai yra vėl 3-5 metai. Atsiras 20 aikštelių, nuo 20 aikštelių vanduo susikoncentruos ir vienu metu ten bus. Ir vėlgi Dzūkijos vandenys ten irgi daro projektus, tas apimtis tų, nežinau, vamzdžių, kaip jie ten vadinasi. Taip.
didina. Direktoriau, žinau, kad berods Vilties gatvėje yra eksperimentinė aikštelė ir ten sprendžiate problemas, tai visgi kaip ta problema ten sprendžiama, nes šis eksperimentas savivaldybė savo lėšomis. Tai kiek kainuos įsinuomoti? Na, manau, įdomu visiems. Tai ne vienintelė aikštelė, yra tokios dvi eksperimentinės aikštelės, tai viena, kaip ir minėjot, Vilties gatvėje, kita Jurgiškių gatvėje. Tai abi aikštelės yra suprojektuotos, išimti statybą leidžiantys dokumentai ir Vilties Vingio gatvėje aikštelėje nupirkti rangos darbai ir jau net jie ir pradėti. Taip. Tai tikėjomės, kad rudenį su darbais pasistumėsim į priekį ir gal jau net žiemą planavom statyti automobilius, bet greitų šalo ir panašiai, tai tęsim darbus atšilus orams ir pabaigsim. Esmė tokia, kad tas sklypas, kuriam buvo suprojektuota ir dabar rengiama ta aikštelė, valstybinis sklypas. Jis nepriklauso, nepriskirtas nei bendrijom, tai bendrijos pačios, kaip ir ten negalėjo būti statytojais ir negalėjo projektuotis ir įsirenginėti toje vietoje aikštelės. Kad priskirtą sklypą kelioms bendrijoms, tada reikėtų keisti planavimo dokumentus, detaliuosius planus. Tai vėl nemažai kainuotų pinigų, laiko užimtų. Tai buvo priimtas sprendimas, kad savivaldybės lėšomis įrengti toje vietoje aikštelę ir tada pasiūlyti gyventojams išsinuomoti. Tai vienas dalykas, kad dar čia lygtai taip viskas gražiai skamba, bet mes tikrai, man teko būti su tom bendrijom bendrauti ne vieną kartą ir nesusitarė tarpusavy bendrijas. Jie sakom, gerai, mes jums atiduodam jūsų sklypą, jūs įsirenkite. Vienam reikia 30 vietų, kitam 50, kitam 20, o ten iš tikrųjų galime įrengti 30. Nu, kaip pavyzdys. Visi nori daugiau, bet nėra. Ir mes sakėm, gal susitarkite. Tai vieni pradėjo skųsti teismais, kišti, rašyti, fotkinti ir panašiai. Ir neradom sprendimo. Tai sakom, žiūrėkite tada, mylėjai. Mes galim, kaip miesto savivaldybė, įrengiam ten aikštelę, savivaldybė žemėje. Įrengiam šlagbamus. Jums mestis jokio nei cento nereikės, nei 1000 eurų, ką pirmininkas sako, ten po kiek renka pinigų, nežinau, kaimynai. Nieko nereikės daryti, jokių dokumentų planuoti, suprojektuoti, nieko nereikia. Savivaldybė pati įrengia aikštelę ir sakote, dabar jūs galite įsinuomoti šitą vietą, kurią norite, ar po langais, kuri patogesnė vieta. O jei tai 100 žmonių nuomotis, o ne 80? Klausykit, tai mes suprantame, kad visiems neįspręsim klausimų. Tai bet kažkokius sprendimus tai reikia daryti. Tai šičiai sakome, kai dabar bus maždaug 20 eurų mėnesiui, berods nuoma, ir 20 eurų tu įsinuomoji mėnesį. Ypatingai, manote, yra klausimas, nori mestis ar nenori mestis, yra, pavyzdžiui, nuomininkai. Ir nuomininkai pasakyti, meskis ant aikštelės, kai tu žinai, kad nuomoji butą, tu čia negyvensi. Ar stataisi namą, ar laikinai nuomojasi, ar pirksi butą, ar panašiai, gal kažkur kitur, tau neaktualu, bet tau reikia mašiną pasistatyti, tu susimoki, ar tas pats verslas, kur tą busą norės atsivaryti, statyk, ar norės privatus gyventojas, ar turi 5 mašinas, jisai kažkas pardavinėja čia mašinas, įvairių dalykų yra. Nori, yra vieta. Manote, kai mes įsprendžiam, ar 30 šiek, mes įsisprendžiam tam tikro mikrorajono problemėlį. Tai va šitoj vietoje mes taip ir sprendžiam. Ir taip pat Jurgiškių vietoje. Ten yra 7-12 aukščiai pastatai. Tai žinau, kad ten atrodo mums, pavyzdžiui, didelis yra vienas koks nors mikrorajonas gyvenamųjų namų, ne? Čia, tarkim, kurortas atrodo didelis. Ten 7-12 aukščiuose gyvena 3 kartus daugiau žmonių nei kurorte. Bet principas yra tai, kad jie turi vidinį kiemą ir ten iš vis nėra Jurgiškių gatvė kur statyti. O ten iki šėlį mokyti laboražėlį, darželis ir visos kitos įstaigos. Tai mes irgi su gyventojais, mes davėm sklypas, kam įsiskirstykite, susimeskite ir pasidarykite. 3 kartus ėjo, nesusitarė tarpusavy niekaip, nes visiems visko reikia daugiau ir panašiai. Tai sakom, mes tada suprojektuojam, dabar darysim susitikimą gal kitą mėnesį su gyventojais ir sakome, jeigu norite, jeigu nuomositės, kiek surinkam, išasfaltuojam, yra šlagbamas ar nuskaitimas, kažkaip bus sistema, atvažiavai, susimokėjai, tu turi vietą. Tau nereikia mestis nieko, tau nereikia mestis po 1000 eurų, tu susimokėjai tau už mėnesį, tau visą laiką bus vieta laisva. Viskas, įsisprendimas toks. Nes kitaip gatvių neišplėsim arba siaurinti gatves, nenorim Vilniaus pavyzdžio, siaurinti gatves, kad po to vėl eismo įvykiai, vaikai bėgioja, nelaimingi atsitikimai, tikrai to nesinori. Tai bent šitų kelių bandom eiti eksperimentuoti, nes tokių šoninių parkavimų arba kai mes darom ten vidinės aikštelės ir patys, nėra iš principo, bet kai iš tos net nežinom ką daryti, tai va taip darom, bandom žiūrėti, bet ir gyventojai norės, sakė, nuomotis, tai šitoje vietoje ir gyvendami spręsim ir čia, tai bent kažkaip rasim tą konfliktą išspręsti. Ar nėra kažkokio, nežinau, diskusijos kažkada buvo kalbos, kad miesto centre, kur buvo senoji autobusų stotis, kad ten labai reiktų, nežinau, išpirkti iš Maksimos, iš kažkokių buvo planų, gal daugia aukštės statyti aikšteles miesto centre. Mirė tos planai? Ne, nemirė nieks. Ten yra suprojektuota, vadinama, nežinau,
Pegasas knygynas, kur yra prie jo, yra aikštelė, kur yra elektromobilių įkrovimo vieta, ten yra mūsų savivaldybės valdoma aikštelė ir ten yra dabar tokia padaryta aikštelė. Ten yra suplanuota daugiaaukštė aikštelė. Bet niekas neteina statyti, kai visam mieste yra nemokamai, kai tam pačiam Maksimos sklype iš kitos pusės stato, kaip jis stato, visam mieste, miesto Nemunas, prekybos centro aikštelė, visi šitas vietas, visur statai nemokamai, tai nėra niekam statyti mokama, nes tu pastatysi nemokamai, ne už valandą nemokėsi 2 eurų, jei galėjo už 10 metų pastatyti nemokamai. Jeigu atsirastų mieste apmokėjimo sistema, buvo bandyta ją daryti? Buvo bandyta, bet ne tokiu atveju. Tai šito vietoj. Antras atvejis įsisprendė, pavyzdžiui, parkavimas įsisprendė ir gydytojai dabar yra patenkinti su aikšteliai važiavimu į ligoninę. Taip. Valanda, 2 valandas, nežinau, kiek yra nemokamai, o visą kitą atvežiai keleiviai ir panašiai išvažiavai. Negalėsime tave važiavai, tu turi paslaugas, tau nenuskaičiuoja, numeriai įvesti, o jei nori atvažiavai klientą ar panašiai, laikai vakaro gatvės aikštelėje. Bet kai kurie žmonės, namai, tvirtovės gatvėje, suvaro tiesiog į vakaro gatvės aikštelę ir atvažiavusiam žmonėm nėra vietos. Tai va čia, kai pradedi spręsti tos klausimus, tai, bet čia, suprantat, ir paliekė 2 mėnesiam, nėra šlagbaumo, nėra nieko, tau yra patogu, ligoninės kiemas filmuojamas, tau yra saugu, neišvoks automobilio, tiesiog statai, ir tas nedraudžiama. Tai o žmogui, kuriam ar lūžus koja, ar sunkiau eina, jam jau nebėra vietos. Taigi atsirado, tarkim, parkavimo vietos vidiniai ligoninės aikšteliai, net būdavo mašinos, tos vadinamos fūros ir viso kitos, ne fūros, ten busiukai, sustatyti po 3 savaitės vidiniam kieme. Ir niekas nežino kieno, nes tiesiog buvo balaganas, visi važinėjo, kaip važinėjo. Dabar įsisprendė tą situaciją. Tai čia reikės galvoti, kaip tai daryti ir kai nėra vietos, arba šoninis parkavimas, arba daugiaaukštės aikštelėje, bet daugiaaukštės aikštelės, mes pažiūrėjom centre, beveik 1 milijonas, labai brangiai. Bet dabar, sakykime, pavyzdžiui, prie daugiabučio namo yra parkavimo aikštelė, yra laisvų vietų, 10, stovi nėra, nei vienos mašinos, bet tu ten pastatyti negali. Bet čia yra, kaip susitarė bendrija. Va šitoj vietoj mes, žinot, mūsų aukštas, pavyzdžiui, aš kur gyvenu daugiabutį, mes nusprendėm pasipuošti eglutę, mes pasipuošėm, ne? Nusprendėm, kas tai sniega išėjo, kiek išėjo, tiek nukasėm, ne? Tai čia kaip susitarė bendrija. Jeigu, nes mes turėjome, pavyzdžiui, net konfliktą bendrijų su, pavyzdžiui, kirpyklomis arba parduotuvėmis, kurios įsikūrė. Kirpyklos nori ne vienos, tarkim, jie ten dirbo kos 4-5 merginos, ar vaikinai dirba, nežinau, kas ten dirba, tam tikros kirpyklos, ne visose būna. Tai jos nori 4 ar 5 vietų, kad visą laiką klientas atvažiavęs rastų vietą, nes jie atvažiavo klientas, nerandi vietos, tu nesustoji ir panašiai. Tai kirpyklos ir atsiranda konfliktas su namu, nes jie turi komerciją, nori daryti ir, pavyzdžiui, o klientai jie nori, kad būtų klientams vietos. Tai čia kaip išėjai susitarti namo bendrėjai, ar tos vietos idealiausio variantų mūsų, pavyzdžiui, name. Mes niekada nerezervuotos vietos, kur radai laisvą vietą, pastatei, neradai, broli mielas, vakare grįžai, prie kelio statai, neradai, prie sporto gyventojų centro, neradai, važiuoji kažkur kitur mašinoje bėgi. Tai ne, juokaujant, tai tiesiog tu ieškai vietos. Tai čia va tik tai toks sprendimas, bet bendrijos, manote, dauguma yra, sprendžia dauguma. Ir jei suėjo dauguma, jaunimas dažniausiai neteina į susirinkimus tikrai, o jiems labiausiai, tai sako, labiausiai reikia, o senjorai sako, čia mano vieta ir bus mano amžinai, parduosiu butą su ta vieta, jeigu jie taip nusprendė, tai yra bendras sutarimas, nes tai yra demokratija, mes leidžiam patiems žmonėms priimti sprendimą. Nenorim daryti spaudimo, kad jūs pasidarykite visas vietas, nors šiaip gal net ir galėtum diskutuodami, kad tarkim, jeigu parėmėm, nėra asmeninės vietos. Gal įsives tvarką, kad... Nėra asmeninių vietų. Bet manote, yra blogiausias dalykas, kad mes tą sklypą 100 metų davę jums. Ir jūs kaip valdote, tai jūsų yra reikalas. Tai kaip mes valdom, mes jį tvarkom, visą kitą, bet negali būti, kaip ir sakau, daugiabutis namas ir statosi visi namo gyventojai. Kas neturi automobilio, tai jis ir taip nestatys. Bet suprantate, mes sutinkame, bet iš principo, žiūrėk, dar yra antrinė nuomos rinka Lietuvoje. Tarp kitko, yra vyresni žmonės, kurie neturi automobilių, įsirengia aikšteles dalinių dalyvavimų, jam yra priskirta vieta ir jis tą vietą išnuomoja. Matyt, pirmininkė žino tokius dalykus. Išnuomoja. Bet čia legalu. Aišku, kad ne. Tai aišku, tie pinigai nefigūruoja, bet Jonas jis namavo iš Petro, jis Petras neturi mašinos ir jis ten stato. Tai čia yra kaimynų sutarimas, nes Jonas metėsi kažkada, o Petras nesimetė ir šito vietoje dabar jie nuomojasi. Bet iš principo mes duodam demokratiją kaimynams ir jie kaip nusprendžia. Yra vieta mano, ne mano. Pavyzdžiui, prie mano namo yra viena vieta neįgaliajam.
Ir mes niekada gyvenime, nieks nemačiau per visą gyvenimą, kad būtų nors kada užstatyta. Jis lengvaatletis buvęs. Ženklas to, Jo. tai čia yra kitaip. Jo, bet šitoje vietoje, bet mes kažkaip ir gerbėm šitoje vietoje, Taip, žinodami, šitoj vietoj kad taip. tvarkėme aikštelė buvo ženklas panaikintas, mes gerbėm tą žmogų ir tiesiog yra vieta. Tai čia yra susitarimas vėlgi. Koks yra, nes aišku, mes dar kaip savivaldybė, šiaip žiūrėdami, mes nereikalavom pagal įstatymą, gal direktorius pasakys, kad yra privaloma elektromobilių vieta įrengti. Nu, Yra įstatymas. privaloma dabar? Privaloma. pagal naują? Turi būti. Pirmininkė, kaip jis bus dabar labai išbrangsta, tai Tikrai aikštelė? taip, elektromobilių vieta yra privaloma, bet daugiabučiai namai ne visi turi elektromobilius. Pavyzdžiui, mano kiemuose, tai gal per 20 minučių gal kokie 2 elektromobiliai stovi. Ir ką Tai daryti? galima projekte numatyti, jeigu atsiras elektromobilis, tai tas žmogus tegu ir įsirengia. Nes dabar kas elektromobilį į stotelę įrengia bendrė? Kas mokės už elektrą? Mokės bendrė, o kas krausis? Gyventojas vienas. Tai gal, Na, tada vis tiek reikėtų kažkokios ar apskaitos sistemos ir panašiai, bet dar norėčiau grįžti prie tų, nežinau, kaip nelegalių vietų žymėjimo, numerių rašymo, bortų ir panašiai. Taip. Tai čia tiek pat legalu, kiek ir padangas pjaustyt. Čia yra nelegalūs, tai yra tikrai Jo. užrašyti buto numeriai, yra valstybiniai mašinų numeriai, Ir yra skaudžiausia, kai- užimta parašyta. Kai visokių policija yra. turi spręsti šitus dalykus, mūsų policija tikrai turi ką veikti. Tiesiog policija. Kaip sakyti. Iškvietus policiją, jeigu statytas automobilis ir jis man atėjęs traktuoja, kad tai yra čia jo vieta, jis man jokių dokumentų nepatikė, kad tai jo yra asmeninė vieta. Tai yra namo vieta, bet ne jo asmeninė vieta. Tai gerai, Ir gerbiama manęs Jurga. policija negali nubausti, nes aš manau, Konkretus dabar pavyzdys, sakykime. Jūs pasistatėt automobilį bendro naudojimo aikštelėje, ateinat Daugiabučių. ryte ir jūsų automobilis sustatytas. statytas. Įsivaizduojat? Ir Jurga kviečia policiją. Iškvietus policiją, tai yra bendro naudojimo aikštelė, daugiabučio viso namo policija traktuoja. Asmeninių vietų nėra ir jis sustatęs mane, ko policija paskambino liepė patraukti, jis pasakė, aš netrauksiu, tai yra mano asmeninė. Paprašys dokumentų, jie neturi jokių dokumentų, kad tai jo asmeninė. Ir tada policija baudžia. Ir tada policija baudžia jį už tai, kad jis sustatė mano automobilį ir aš išvažiuoti negaliu. Nes pažeidė kelių eismo taisyklės. Taip. Nes turint asmeninę vietą, tai tu turi turėti kažkokį dokumentą. Turi butą savo, tu turi dokumentą. Turi vietą, turi turėti dokumentą. Turi garažą, turi dokumentą. O čia ką turi? Nieko. Tai kokia asmeninė vieta? Jokios. Perki ką? Nieką. Taip, ir tiesiog baigiant diskusiją pabaigai, kokie kiekvieno lūkesčiai? Gal Jurga nuo jūsų pradėsime? Vis tiek daug turit daugiabučių bendrijų, daug nesutarimų, daug žmonės nežino teisės aktų, galbūt kartais net nenori girdėti, jie turi savo tiesas. Nežinau, lūkesčiai. Aš kur pirmininkauju, tai ir mes padarę tai, kad moka visi namo gyventojai ir statosi visi. Nėra išskirtinių, nėra su karūnom visi yra vienodi. Absoliučiai visi vienodi. Nesvarbu, tu šiandien neturi automobilio, bet tu nežinai, kas po 2 metų bus, gal tu po 2 metų jį turėsi. Tai mes nusprendę taip ir aš jiems visiems išaiškinu, kad aikštelė yra bendro naudojimo visų namo gyventojų. Visų. Tiek senjoro, tiek neįgaliojo, tiek paprasto gyventojo, nesvarbu, kad jis neturi. O toliau mes susidomėtų neturi automobilio, aš tada pasistatysiu tavo vietą, jokių problemų. Bet Gal jūs neleidžiate, kad, sakykime, mano automobilis 555 ir aš Ne. užsirašau Ne. ir jau... Ne, tokių Ne, nėra. nes tai yra nelegalu. Tai yra nelegalu ir tai yra pažeisti teisės aktai, kurie nereglamentuoja tokių žymėjimų. Nėra niekur. Tokio Taip. žymėjimo. Merė, taip jau plačiau žiūrint apie miestą. tai žiūrint apie miestą, tai mes tikrai miestas pakankamai daug daro. Tai vienas dalykas ten, kur neįmanoma, kur iš viso yra miestų, kurie neprisideda prie gyventojų infrastruktūros. Pavyzdžiui, Vilnius nori tų vietos, tu susidarai, susimoki, prasiplėti ir čia yra tavo reikalas ir panašiai. Mes padedam daugiau nei pusė, buvo daugiau nei pusė lėšų ir panašiai, investuojame, jeigu ten, tarkim, renovuotas namas, buvom 60% prisidėdom lėšų ir panašiai, jei kvartalinė renovacija dar daugiau, tai šitoj vietoj, tai mes pirmiausia prisidedam prie gyventojų turto sukūrimo, kad jiem būtų patogiau. Antras dalykas, jeigu mes matome, kad jau nebegali čia daroma šoninį parkavimą gatvėse, tada keičiam net gatvės eismos srautus, padarom vienpusinį teismą, kad gyventojams būtų paprasčiau, nes tada vienpusiam eisme gali ir pastatyti ir mašiną ir būti saugiau. Toliau, jeigu mes matome, jeigu dar nėra varianto, dabar eksperimentuojam su naujom aikštelėm įrengtom savivaldybės lėšom, kur žmogus gali išsinuomoti, irgi tam pačiam kvartale. Tai šitoje vietoje matydami tam tikrus dalykus, ieškom tų sprendimų, bet mes puikiai suprantam, kad visų automobilių neįmanoma. Ir ką pirmininkė sako, dabar iš 20 daugiabučių turi 2 elektromobilius. Po 10 metų mes vis tiek šitą temą bus ta pati, turės gal 222 ir sakys, o kur kraukim?
kas turi mokėti, kas turi pravesti laidą ir panašiai. Čia ateitis labai labai greita, nes elektromobilių skaičius didėja. Jau miestas pats mes sprendžiam dabar, va, šiandien diskutuojam, kad įrengsime apie 30 dvigubų krovimo vietų mieste. Tuoj paleisim konkursą pirmosiams 10 dvigubų, tai 20 vietų, kad įsirengtų žmonės ir galėtų pasikrauti, kad nes mieste dabar tikrai jų nėra tiek daug. Aišku, verslas pats jis pastato ten, tarkim, ar Lidl parduotuvė, ar kitos parduotuvės statosi vietas, bet mes turime ir patys pasiūlyti rinkai. Tai šitoje vietoje tų sprendinių bus pakankamai nemažai ir aš manau, kad daugiabučio namų parkavimo vietų klausimas ir po 10 metų Lietuvoje išliks, nes žmonių ir automobilių bus, jeigu miestas dar jaunės ypatingai, tai dabar pagalvokite, miestas nuo 80-78 tūkstančių iki 50 kelių tūkstančių sumažėjęs yra. Bet jeigu grįžtų visi 80 su automobiliais, kas tada būtų, kur tada statytum ir panašiai. Tai čia iš tikrųjų būtų klausimai, ir kuriuos reikėtų spręsti, bet sėdėm, sprendžiam ir ieškom tam įvairių variantų ir kalbame be abejo su žmonėmis, o dabar va kitą šį mėnesį susitiksime su namų pirmininkais, kviesime visus, padarysime ir mokymus dėl naujos tvarkos, dėl naujų aikštelių, dėl atliekų, dėl visų kitų dalykų. Tokius mes kas metus norim padaryti su pirmininkais tokį susitikimą, supažindinimą, nes tai medžių genėjimas, patys medžių žmonės prisisodina, va, eglučių neišmeta, prisodina, va čia prie balkono, gražu biškį paaugo, o po to užaugo labai didelė, po to reikia pjauti, reikia 2000 sumokėti, tada visi pikti ant savivaldybės, tai ir medžių genėjimai ir visa kita. Tai tokį norim pirmininkam duoti tą pirminę tokią informaciją, nes renovacija mums rūpi ir panašiai. Tai stengiamės kalbėti, stengiamės ieškoti ir visą laiką ar pirmininkai, ar kiti atbėga, tarkim, į savivaldybę su diskusija su gyventojais, vis tik randam kažkokį variantą. Nu, nebūna taip aklavyti, kad nėra. Tai pirmininkai ypatingai svarbu žmonės, kurie turi edukuoti visą daugiabutį. Viskas yra, aš visą laiką daugiabutį už tvarką, kad būtų viskas tvarkinga. Viskas yra gerai, bet tik reikia pripažinti, kad pirmininkai neturėtų kitų gyventojų sakyti, kad tu moki pinigus ir turėsi asmeninę vietą. Ne, tos asmeninės neturėsi. Tiesiog statysi, bus vieta, pasistatysi. Nebus, nuvažiuosi kažkur kitur pasistatysi. Yra tokių vietų, kur laisvai ir stovi tuščia, bet jis irgi neleidžia pastatyti, nes traktuoja, kad jo vieta. Nu, jis jokių dokumentų neturi. Na, pirmininkai gal papiknaudžiauja. Direktorių pabaigai. Tai nauja tvarka, daugiabučių aikštelių įrengimo. Ką patartumėt pirmininkams, ar čia skubėti, ar neskubėti, ar vis tik jeigu tvarka yra ir tik blogiausiose situacijose dabar gelbėsit, sakykime, kur blogiausiai, tai jau, bet jau gal po truputį reiktų jau ir tą keliu tiesiai į savivaldybę. Tai pirmiausia, tai reikėtų pačiai bendrėjai visiems susirinkti ir apsispręsti, ar reikia aikštelės, ar nereikia, tada pasirengti projektą ir kreiptis į savivaldybę su prašymu. O mes dar kovo 31 dienos gavę visus prašymus atrinksime tam, kam labiausiai reikia, nes šitą vietą mes ir turim padėti tam, kam labiausiai reikia. Aš suprantu, pirmininkai gal dabar galvoju, ar aš spėsiu su savo dar šias vietas padaryti. Iš laidos tiesiai į susirinkimą. Bet manau, kad pirmininkai irgi sutiks, kad padėti reikia tam, kam labiausiai reikia. Tai var miestas ir eina, nes kad ir po to būtų sąžininga. Ne kam, kodėl merė ten padaryta yra, o visi žino, visi pirmininkai mato, patikiu, aha, aš netitikau. Šitas jam yra blogiau, šitas prisidėjo daugiau lėšų, šitam situacija tokia, turi sklypą, neturi. Nu, ir tada, kad būtų visiems aišku, kad ne draugam darom vietas, o darom miestui, namui, bendryjai, ar keliems namams darom vieną aikštelę, jeigu susitarėte kaimynai. Taip, tai kągi, labai dėkoju, kad radote laiko pakalbėti šią aktualią temą. Na, o mes su žiūrovais atsisveikiname. Sudie.